5, 4, 3, 2, 1. Ką, sveiki visi. Atvykę į Žemaitijos taurės trečią etapą, kuris vyksta Šiauliuose. Šiandien turim trasą apie 37 km ir 500 sukilimo. Šiandien visus paleido be elito grupės, tai startas gan lėtokas toks, ne per stipriai, nespaudėm iš karto. Kas man yra iš tikrųjų džiugu, neaštrus startas, tai gan neblogai. Trasa laukia ganėtinai sunki, 500 sukilimo, tai yra po savaitės lietaus viską šlapia, tai baisu. Na ir važiuojam čia tiesiai, gravelis pirmas veda, sumastau atsigerti ir komandos draugas Andrius va iš kairės sumasto dar ir biškį patakuoti, prasitraukti. Kabinamės ant ratų ir bandom atsilaikyti, tai ir po kokio momento Andrius biškį atsimeta, šiek tiek matyt pavargsta ir šauna iš karto Kristijonas Rauba ataką su Donatu Petrausku iš Šilalės Cycling Team bėga, bando pabėgti, aš jau kaip ir čia toks biškį padegęs po tuo takėliu, tokių antesiųjų, ne mano stichija čia, bet yra kaip yra. Aš ir buvau tokį planą susigalvojęs, kad nuo starto nėra čia ko baisiai užsirūkštinti, nes laukia ganėtinai sunki trasa. Štai atsiranda ir dar iniciatorių, kas nori gaudyti tą pabėgėlių grupelę. Ir vyksta toks kaip ir regrupingas, galim sakyti. Toli nepabėga jie. Dar su Justu Vatekorium pasijuokėm. Pastumė mane už nugaros. Mato, kad man sunku. Ir važiuojam į pirmą tokį ilgesnį kalniuką, kur dažniausiai viskas kaip ir išsiaiškina, kas čia šiandien kur pabėgs ir panašiai. Ir man iš dešinės toj vat Romas šaus atakėlę. Štai ir jis nuskodžia greitai, priekis reaguoja, užsiaštrina, aš kaip ir lieku ant rato, galvoju, kur čia spausi, ganėtinai ilgas kalnas, taupausi nuo varžybų starto ir va, įpusėjus kalnui matom Romas kartu, o jau pirma grupė nuvažinėja, tarpas jau ganėtinai nemažas, užsidaryti tikrai sunku čia man yra, jau va, žiūrėkit, Romas atsistojęs spaudžia, o man rūpštų yra čia, aš nežinau. Toks biški ligos atvažiavau, tai ganėtinai šiaip sunki man tokia diena buvo. Tai čia visi spaudžia kalną, aš tiesiog laikausi savo to jau ant ribos grinai, kad tik tai nesusideginti, galvoju, single track prasidės. Na tai važiuojam į pirmą singlą. Ir žinau priekį, kad yra bala, čia tokį tarpą pasidarau ir yra takelis po dešinį. Čia paskui tą takelį, tai kažkaip nepagalvoju iki galo jau važiuoti, čia tiesiog nuo tokio skardžio šlauko, tai čia dar ir ant žemės nenuvirstu. Čia tokia nuokalnikė yra, tai tarpo kaip ir neuždarinėjau, nėra ko, nes žinau, kad tai yra vėl kalnas priekyje, tai puikiai suprantu, kad aš jau ant kalno pasivysiu, tai pasivėjau ant kalno ir važiuoju visus paskui. Stengiuosi kažkokį biškį didesnį tarpą pasidaryti, jeigu ar griūtis, ar ką, vis tiek iki dangos šlapia, tai atsargumo sumetimais tokį tarpuką pasidarau, bet žinau, kad galėsiu tikrai uždaryti, bus posūkis į kairę, tai pasivysiu aš juos. Žinau, kad čia dar biškį pasilsėjau čia nuo kalno, tai tikrai žinojau, kad užsidarysiu tą tarpą ir čia baisiai niekur neskubėjau, stengiausi pasilsėti, tiesiog leisti riedėti dviračiai. Na va, ir įvažiuojam į posūkį, jie kaip ir netoli. Tai aš tą tarpą kaip ir užsidarau, čia praeitais metais gan ilga buvo tiesioji, šiais to jau vėl į kairę reikės sukti. Ir grupė jau nespaudžia, priekis matyti toli pabėgęs, niekas nemato, visi nori atsigerti, pailsėti.
matom rodiklės, kad rodo į kairę ir varžovas priekį pravažiuoja, visi irgi jau kaip ir tokią klaidą padaro, visus dar paragina, davai. Bet ką čia raginsi, visi su sunkiom pavarom į netikėtą posūkį lindom, tai ir iškart į kalniuką toks gaunas, tai viskas čia okei, ramiai užvažiuojam ir leidžiamės vėl single tracku. Šiaip trasa Šiaulių atnaujinta, tai superinė. Praeitais metais jau, kaip keikiau tą trasą, nelabai man patikdavo, nesu aš tas fanatiks, kur mėgs labai greit tiesiai važiuoti, man labiau tokie single trackai, pavairuoti, ko reikia, daugiau technikos. Tai šiais metais, jau pasistengė tikrai Šiauliai, kad trasa jau būtų tikrai MTB. Jau pasimpo nusileidimą tokia įkalnė, čia kažkaip dar ganėtinai kažkaip sunkiai senkasi man važiuoti, nežinau kaip čia taip man gavos. Atrodė, kad galiu ir čia greičiau pravažiuoti ir vėl smagus nusileidimas. Čia ir ta tokia mūsų grupelė yra pasidariusi antra, pirma jau ganėtinai toli nuvažiavusi. Matom, net priešai čia trasa beveik susikerta, tai net kiti varžovai jau nuvažiuoja, apsukę čia šitą ratą. Tai čia vėl į kalniuką užkylam ir vėl to įleisimės. Aš paskui Romą čia važiuoju, žinau Romas, kad gerai tikrai važiuoja, tai net negalvoju čia kažkur lenkti, galvoju laikysiu su juo kartu, gal padirbėsim kažkur priekį. Ir kažkaip aš kaip ir atsigaunu tuose single trackuose, biškį prasikvėpuoju ir čia Romai ant šiknos atsisėdu, bet jis kažkaip man sako, užleidžia į priekį. Ir aš jau kaip įjungiu savo tempą, pradedu darbuotis. Sakau, gal dar kažką priekį netyčia pamatysiu, jeigu čia per tą singlę biškį paspausiu. Tai šiandien šiaip dalyvių, jeigu neklystu, buvo apie 144, čia ir su moterim, ir su vaikais, kas jau ką paleido kartu važiuoti tą vieną ratą. Va, pamatau priekį žmonių grupelę, žinau, kad vėl greitai bus posūkis ir vėl ilgas toks kalniukas, tai ten baisiai nesistengiau draskytis, kad juos pasivyti, žinau, kad turiu tą savo svorę persvarą ant kalnų, atsilošiu, pasigausiu aš juos ir po biškį, o aš ir artėju link jų. Tai su šita grupelė gal pusę trasos pravažiavom iš alto transporto, vardo pavardės nepaminėsiu, net neatsimenu, atsiprašau, bet ganėtinai neblogai pasidarbavom, mes paskiau pusę trasos, tai aš priekį, tai jis priekį, tai labai super, čia mums viskas gavosi. Į padangą šiandien pučiausi priekį 1 barą, gale 1-2. Tai džiaugiausi tą kombinaciją, mano padangos kaip ir visada tos pačios 225, gale Aspinas T, o priekį, kadangi karmui suplėčiau priekinę padangą, tai pasikeičiau biškį į aštresnę, galim taip sakyti, kad biškį daugiau turėtų sukibimą, nes prieš tai Aspen turėjau, bet pasikeičiau į Recon Race, nes kažkaip man nelabai patiko tas Aspenas. Na ir va, ir čia tą grupelę nesistengiu palikti, bet jaučiuosi, kad ne mano tempas, galvoju, aš biškį pavėsiu. Vis tiek gal atsiras norinčių paskiau padirbėti per tą singlę čia. Žinau, kad tikrai galiu greitai prasivažiuoti. Va, ir šauliukų yra smagių. Praeitais metais tai čia nei vieną nešokau, kažkaip šiais metais jau biškį po biškį jau prisijaukinu tas rampas. Čia rampą dar nepavadinsi, bet jau viskas, kas jau nebėra to baimės jausmo. Ir čia vat leidžiamės prie tokio ežero, kur tokie labai nendrėm tokiom apaugę ir
Čia taip tam miške labai taip, ta drėgmė jaučiasi toks dar vėsuma kaip ir tokia, bet čia išlindau tokia karščia banga padavė, kad o Jėzau, galvoju, čia tiek reikės per tokį karštį minti. Oro nėra, čia šlapia, nerieda visiškai. Nu, galvoju, blemba, čia bus sunku, man sunku. Čia vėl mes keičiamės, matom, kad prieki dar yra varžovų, tai vėl aš bandau biškį dasitraukti iki jų ir visą trasą mes kaip ir dviese galim sakyti, darbavomės dėl rezultato. Ganėtinai prasitraukus nemažą kelią, va, štai prisidėjom dar 2 varžovus, tai vat Justas Tekorius iš Atletų Kalvės. Tikrai stiprus varžovas mano kategorijoje, mes karmai su juo kariaujam, niekaip neaplenkiu, kaip antras, taip antras lieku. Nužudė? Aš jam čia komentuoju, nužudė. Bet matyt gal kokią ar klaidelę ar ką padarė, tai ir atsiliko nuo pirmos grupės. Ir štai Justas lysta, nukrenta ant žemės ir iškart priekį seka ataka, kad išnaudoti tą progą palikti. Štai ir merginų dar grupelė, čia nelabai supratau, šiaip iš tikrųjų visus kartu paleido, bet kaip jos priekį atsirado, tai aš net neįsivaizduoju. Va, kaip ir sakiau, kad trasa tikrai buvo šlapia, tai kaip matot, balų tikrai netrūko, tie šlynai, tai baisus. Man su ta galinė padanga čia aš nežinau, aš iš vis nežinau, kaip čia sugebėjau net neįsiklipsinti, iš vis pramyniau ir čia tik tai buvo vienoje vietoje, kur reikėjo įsiklipsinti. Bet šiaip šiandien nemažai buvo ir automobilių, kurie maišėsi, šiaip, va kaip čia pavyzdžiui irgi. Eimantas Gaiduk priekė, čia vat įsisegu ir piškį tenka pasistumti. Kiek girdėjau, tas keturatis, mes kai pravažiavom, čia iš viso buvo trosa per visą kelią prasimetęs, tai kitiem ten už galą iš vis baisiai pamaišė. Tai nelabai gerai. Didžiąją dalį trasos, aišku, iškirpau, ten tos tiesiasios, nu nežinau, man bent jau asmeniškai nelabai įdomias atrodo, ten tiesiog minam. Aš kažkaip mėgėjęs tų single trackų, tai mano video jau labiau ant tos techninės pusės daugiau, ar šiaip kokios iškarpos įdomesnės, tai nepykit, kam įdomu greitis, bet man single trackai. Čia vis dar gal kokie 5 žmonių grupelė buvom, bet jau čia žinojau, kad jau kaip ir mano stichija ateina tie single trackai. Tai stengiuosi biškį papurtyti, aš juos čia biškį pasistengiu, vėl paelsiu, vėl privažiuojam prie kitų šaknų, vėl biškiuką paspaudžiu, stengiuosi aš juos kažkaip po biškį nusipurtyti, nes kadangi žinau, kad link finišo realiai sprinto atkarpa, tai sprintas nėra mano stiprioji pusė, tai aš čia visur stengiuosi juos per tas šaknis nusipurtyti. Čia, mano manymu, va, tokios MTB trasos iš tikrųjų ir turėtų būti. Šaknis, daug vairavimo, sukilimas ir kuo mažiau tiesiųjų. Čia kaip šiauliečiai patys sako, geriausiai yra apačią važiuoti, tai aš jais pasikliaunu, kaip ir praeitais metais mėginau biškį šiek tiek aukščiau važiuoti, tai yra tokių šaknų nuolaidžių, tai labai slidžios jos yra, ten labai greit gali pulverstuką padaryti, tai aš čia tiesiog visur apačią ir važiavau. Ir ganėtinai neblogai čia man prasisekė pralėkti. Ir vis dar turiu viltį, sakau, gal prieki kažką pamatysiu, gal eis vėl pasivyti, dar padirbti, vis tiek trasos liko nemažai. Ir beje, atsiprašau, bet duomenų nebus šį kartą. Užmiršau Garminą tiesiog nuo starto paleisti. Čia kaip ir matau, kad Garminė ir navigacija viskas veikia, bet tik greitį matau ir galvau, kad esu paleidęs, tai net nesusivokiau, tik tai finišę pastebėjau. Čia štai varžovo klaida,
susiklaidina, nusuka į dešinę, aš čia kažką bandau dar užminti, nors tų jėgų ir nelabai yra. Čia prisivėjau dar kažkokią grupelę, bet jau matau, kad kaip ir ne iš pirmos grupės, čia kažkokie kitokie dalyviai, tai čia stengsiuosi aš juos taip labai atsargiai jau prasilenkti, kad nei man, nei jiem nepridaryti kažko blogiau. Smagu šitas kalniukas, labai greit nusileidžiam, žinoma, bet greitai nusileidus reikia ir užkilti. Tai prakilus tos kalnus, leidžiamės į apačią ir tiesiai vėl į single tracką. Dar girdžiu, kad yra už manęs keli varžovai, tai čia jau esu susifokusavęs pabandyti dar patakuoti per tas šaknis. Kliudau medį, aišku, kaip visą laiką tradiciškai mėgstu aš tos medžius, jau nežinau, kiek šiais metais kamštukų nuo vairą esu pametęs, nebesuskaičiuoju. Turiu prisipirkęs tiek, kad po kiekvienų varžybų vis kamšau tą vairą. Štai toks upelis. Komandos draugės sakė, negilus, tikrai varykit kiaurai, tai maždaug virš pusę ratą sulinda į tą upelį, tai dar galvau, kad ir nuversiu. Ir priekį, pamačiau Kristijoną Raubą. Ir aš jį čia bandau vytis kažkaip, bet jis, matau, vis tols nuo manęs, matyt, kad aš atvažiuoju ir galvoju, ne, vyruti, to jau manęs nepavysi čia. Ir žinau, kad čia to jau ta atkarpa bus tiesioji, kur sprintas. Aš dar jį čia vis bandau vytis, ir jis pamato mane, prisilėtina, tai pasitaupo. Aišku, gal čia ir mano klaida, reikėjo biškį pasilsėti. O aš čia tiesiog atsukęs dar jį pasivėju ir dar dedu kažkokią čia nesąmonę, tai čia gal man reikėjo labiau pasitaupyti ir sėsti už rato strategiškai, bet aš čia tiesiai pavarau. Jėgų mažoka, dar kalniukas čia prieš tą gaunasi. Čia toks jau buvau labai padegęs, bet žiūrovai, kai pradėjo šaukti, švilpti, kažkaip tų biškį jėgų atsirado paspausti, bet neilgai atsisėdu, Kristijonas per dešinę. Spaudžiu čia iš paskutiniųjų, bet matau, kad čia jau neįsiu. Ir finišuojam. Tai bendruoju įskaitu šiaip aplamai baigiau 5, savo grupėje 2. Šiais metais iš Šilalės Donas yra labai stiprus. Nežinau, kaip man seksis kitus etapus, bet stengsiuosi aš jį pasivyti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Dar komentarą turėsiu čia ant galo. Iki. Važiavom Šiaulių trasikę. Tai ką startas buvo labai stiprus. Tiesiog, sakau, nesuksiu nuo startą, paleidau pirmą grupę. Po pirmų single trackų pievose pasigavau visus, tai nuo ten pradėjau maždaug dirbti, trasa baisiai šlapia. Ir aišku, Garminą nepaleidau, tai duomenų nebus. O dviratuks, štai taip. Tai ką, ilsėsimės ir kitą savaitgalį susitiksim Ukmergėje ir Latvijai SO čempionate. Iki.